Labą rytelį. Šiandien važiuoju į Latviją, tiksliau į Tervetį, kur vyks agrofirma šventė, traktor diena. Ten vyks jau 15 kartą ir jubiliejinė meta turbūt jau, kaip galim vadinti jau. Ten traktorė su priekavom, traktorė priekabstims į kalną. Tai tikrai bus įdomi. Ir važiuoju pirmą kartą, tai 150 km, 2 geras valandėlis ir pamatysim daug įdomių dalykėlių ten. Tai niek nelauku ir lekam tenas. Iki susitikimo. Nu, tai atvykau į Tervetį, į traktor dieną. Tai biškį parodysiu video formatu. O kas toliau daugiau atsispindės mano nuotraukose vaizdai negu video. Tai apsuk kamerą ir lekam paveisėti, kas čia gerai yra. Aišku, importinė traktorė ne tik įdomia, kiek NTZ ir Belarusų visokiai. Bet šitas importinė traktorė visiškai lygia, finišovė. Vienmēr atrodas nozīmīgāko lauksaimniecības notikumu centrā. Lauksaimniecības nozares komerc žurnālās Saimnieks LV un portālā www.saimnieks.lv atradīsiet aktuālo graudkopībā, lopkopībā, ekonomikā un tehnoloģijās. Vienviet apkopojam nozares tendences, pieredzes stāstus un ekspertu, kas palīdz saimniekot gudrāk un efektīvāk. Kur ir pažymėtas vėliavėlis geltonas.
Tai va, traktor diena kaip ir eina į pabaigą, tai galvoju, liks namo, tai parodysiu, kon laimėjau aš čia tervietėje to šventėje. Ėjau visur į palapins, ten žaidžiau visų žaidėms ir galėjau laimėti prizų. Tai buvo štonga, reikėjo išlaikyti teisę. Vieno pusė kveičia buvo 3 kg, kito buvo 3 kg kveičia pririšti tokį krepšę prie štongas. Ir reikia išlaikyti minutį laiką, laimė Red Bullį. Jeigu ilgiau išlaika, laimė maikutį, dar kažkokį megztinį, nepamenu. Buvo, kur daug žaidžiau, niekaip beveik nelaimėjau, tik paguosiu prizų, visoks saldainis latviškus ir panašiai. Toliau, nežinau, kaip lietuviška vadinasi, ne angliška, į tokį lentą, kur mėta toks paduškėlis ir pataikiau vos į tą skylį ir laimėjau popkornus. Nu, Lietuva gal į panašaus kažkas, bet čia latviškas grynas ir kažkoks savo. Toliau reikėjo magnetinis strėlikas mėtyti į magnetinį lentą ir pataikiau 2, ten 20 taškų turbūt. Ir laimėjau tik tas gėrimą. Tai va, Lietuva kažkas panašaus yra, bet tikrai gal kitoks. Tai ir kas įdomiausias prizas, pralaimėts žaidimas buvo, bet neblog dovan. Su varžovu čia reikėjo. Vieno pusė laika ronko, į kitą pusę ronko laika chemikalų bačioką. 3 litrą vieno pusė, kitą pusę išteis ronks. Ir aš palaimėjau, bet laimėjau neblogą tokį chemikalų. Čia aš kai matau žulepį, bet kas tiksliai net neklauskite, aš nesidomėjau, bet vėliau pasidomėsiu. Tai ir viskas. Kitur dalyvavau ir realiai net niek nelaimėjau. Buvau į tep. Niek nelaimėjau, dalyvavau. Nors vienas buvo, kur ir pataikiau kažkur ten į kažkokį lentą, bet vis tik niek negavau. Tai tiek. Jeigu patiko video, tai paspausk laiką, subscribe, pasidalink, pakomentuok ir sumatysim kažkur kitur. Davai.